Tai tie karo pabėgėliai, ar kaip mes vadinsime, kaip jūs vadinat, dipukus ar dipukais vadinat? Na tai dipukai taip jau tas prigijo arba pabėgėliai po antrojo pasaulinio karo. Taip. Tai jie, kai emigravo į Ameriką, dauguma kokiais nuo 1948-9-50 metų, kai jie emigravo į Ameriką, tai jau čia reiškia Amerikoje rado didelę lietuvių bendruomenę. Ir žinoma, jie sudarė iš dalies naują bendruomenę. Tai organizaciškai taip, jie įsteigė 1949 metais buvo įsteigta pasaulio lietuvių bendruomenė. Tai nauja visa apimanti organizacija, be organizacijos arba telkinys lietuvių, jai galėjo priklausyti ir priklausė kiekvienas lietuvis be jokių popierių ar be jokių reikalavimų, ką reikia daryti prieš įstojant į tą organizaciją, negalėjai įstoti, turėjai būti tik lietuvis. Tai yra gal viena iš pagrindinių naujovių, kurią atnešė naujieji pabėgėliai arba dipukai, išvietinti asmenys, arba kaip Pulgis Andriušis, vienas iš jų rašytojas juos pavadino Dievo paukšteliais, tai atitinka TP. Tai gal ir Dievo paukšteliais galime vadinti, nes Dievo paukšteliai Dievas visų rūpinasi, tai pasirūpins ir paukšteliais. Bet patiem paukšteliam, kadangi jie žmogiški, reikėjo nuo savęs pridėti pasiryžimą ir norą išlaikyti lietuvybę ir daryti tai Amerikoje, ko okupuota Lietuva, iš kurios išbėgo, neleido daryti ten gyventi žmonėms, tai reiškia okupuotos Lietuvos valdžia. Ir kas buvo tai, ką reikėjo daryti, ko neleido Lietuvoje daryti? Kas buvo ta... Na, pavyzdžiui, tiesiog laisva kūryba be jokių ideologinių diktatų. Lietuvis išeivijoje galėjo rašyti, ką nori, kaip nori ir neturėjo paisyti jokių leidimų ar prašyti jokių leidimų. Tai kadangi sovietam okupavus Lietuvą, tai nebuvo leidžiama Lietuvos rašytojams daryti, tai tą turėjo daryti rašytojai pabėgę iš Lietuvos. Taip pat visų menų ir visų profesijų atstovai jie bėgo į laisvę. Tada 49-50 metais dar tikėdami, kad netrukus grįši į Lietuvą, nes bus Lietuva išlaisvita ir vakarai neleis Stalinui, savo buvusiam sąjungininkui, pavergti žemių, kurios rusam nepriklauso. Tai čia buvo pagrindinė, sakykime, tos kartos pabėgusios mintis. Kaip tas santykis su ta senąja išeivių karta klostėsi? Ar jie buvo vieni kitais patenkinti, kaip jie... Na, reikia atsiminti, kad ir tie pirmieji išeiviai po pirmojo pasaulinio karo arba iš dalies ir prieš pirmąjį pasaulinį karą jau buvo Amerikoje lietuvių. Tai kai atvyko vadinamieji dipukai, Dievo paukšteliai, po antrojo pasaulinio karo, tai žinoma rado tik tų pirmųjų, sakykime, vaikus ar anūkus. Labai retais atvejais buvo dar patys tie senieji. Ir žmonės, kokie jie bebūtų, kokios emigracijos ar neemigracijos jie būtų, ir labai skirtingi. Tai sunku apibendrinti, tai atvejų buvo visokių, bet ta lietuvybė, tai kad senieji ateiviai atvykę į Ameriką dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, arba dar anam šimtmetį, tai reiškia 19 šimtmečio pabaigoje, jie jautėsi lietuviai, jie suprato, kad jie yra lietuviai, jie suprato jau tada, kad lietuviai, pavyzdžiui, skiriasi nuo Lenkų, ką jau kalbėti apie rusus, skiriasi nuo čekų, nuo jugoslavų, nuo serbų, nuo vengrų, kurių irgi buvo daug Amerikoje. Ir Dievo paukštelių karta irgi bėgo iš Lietuvos dėl to,
kad buvo lietuviai, kuriem nebuvo leidžiama gyventi laisvėj, kokia buvo, tos laisvės buvo pirmojoje Respublikoje, visi bėgo iš pirmosios Respublikos. Tai pati lietuvybė jungė tas kartas ir jie gana vienodai suprato lietuvybę. Ir pasirodo, kad lietuviškumas yra labai svarbus faktorius žmonių identifikacijoje, žmonių tapatybėje. Taip pat iš didelė dalimi ir religija ta pati, nes dauguma lietuvių yra Romos katalikai. Ir žinoma, kaip stipri bendruomenė arba kaip stipri katalikybė yra stiprus faktorius, tai buvo ir opozicijos jai. Tai tas irgi vienijo lietuvius. O senojoje išeivijoje, toje, kuri ypač pasireiškė, sakykime, tarpukaryje, tai komunistai, lietuviai komunistai sudarė pačią didžiausią arba antrą pagal didumą tautinę mažumą Amerikoje. Reiškia, lietuvių komunistų buvo daugiau negu bet kokių kitų neamerikiečių, bet emigravusių į Ameriką. Tai tas pasikeitė, tas radikaliai pasikeitė atvykus tiem dipukam po antrojo pasaulinio karo, nes jie į vakarus ir vyko dėl to, kad buvo komunistų persekiojami. Ir kaip tie Amerikos lietuviai komunistai sutiko dipukus? Tai tarp dipukų ir komunistų nebuvo jokio ryšio, jokios sąvokos. Tai, galima sakyti, buvo mirtini priešai, nors ačiū Dievui karų nebuvo, bet sutiko visiškų atsiribojimų. Bet to atsiribojimų nebuvo, priešingai buvo priėmimas iš tų pusės, kurie nebuvo komunistai. Tai vis tik dauguma pirmųjų išeivių, ateivių į Ameriką, jie nebuvo nei komunistai, nei socialistai. Ir dauguma dipukų irgi buvo, faktiškai nei vieno komunistų nebuvo ir mažai socialistų, tai jie galėjo susišnekėti tuo politiniu atžvilgiu tos. Aš kiek žinau, tai komunistai, pavyzdžiui, šitie Grinari, bet tie senėliai lietuviai komunistai, tai jie nekvietė. Nes juk norint važiuoti į Ameriką reikėjo... Jie nekvietė, bet buvo teisingai. Reikėjo gauti tą vadinamą kvietimą ar affidavitą arba užtikrinimą, kad kai išlipsi Amerikos krantuose, tave pasitiks žmogus ir tave globos. Tau padės surasti darbą, duos laikiną pastogę, kol tu pats susirasi pastogę ir darbą. Jau galėsi dirbti ir gyventi, tai, o tų, sakykime, ne komunistų, vis tiek buvo dauguma. Juk sakoma, ir tai nėra visiškai neteisinga, kad Amerikoje gyveno 1 milijonas lietuvių. Tai jeigu 200 tūkstančių yra komunistai, tai 800 tūkstančių yra nekomunistai. Tai žinoma, ta dauguma ir priėmė tuos nuo komunistų bėgusius dipukus. Aš vis bandau išvengti, kaip labai blizga kinekšniai. Reiškia, tie lietuviai, kurie buvo, tais 50 metais, kai jūs atvažiavot, jie buvo ne vieningi, ne? Vieni suprato, kad Lietuva okupuota, kiti suprato, kad dabar pasiekėjo Stalino saulė ir galima būti... Buvo tokių, bet jų buvo palyginti tiek mažai, kaip sakau, 200 tūkstančių iš 1 milijono, kad juos buvo galima ignoruoti. Jie neturėjo jokio ryšio. Reikia atsiminti, taip, lietuviai susiskaldė, bet taip visuomet ir dabar susiskaldė. Vieni už Karbauskį, pavyzdžiui, kiti nelabai mėgsta Karbauskio. Tai spauda irgi buvo, spauda svarbus veiksnys lietuviškame gyvenime. Tie komunistai turėjo bent 2 laikraščius. Vienas vadinosi Laisvė ir jis buvo redaguojamas Niujorke, reiškia Bruklino dalyje. Kitas vadinosi Vilnis ir jis išėjo, ta Vilnis išėjo Čikagoje.
O lietuviai jau nuo seno turėjo daugelį laikraščių, kurių gal pirmiausiai ir ilgiausiai išsilaikęs buvo Draugas, jis dar vis eina, bet dipukai, kai atvažiavo į Ameriką, tai įsteigė ir Darbininką, Naujienos, atsiprašau, dar kitas vienas iš senųjų laikraščių, tai visi, kurie būrėsi apie Draugą, Naujienas, Darbininką, Keleivį Bostone, Amerikoje buvo, Kanadoje, atsiprašau, tėviškės žiburiai, juos irgi daug prenumeruodavo ir net daugybė kitų žurnalų, Aidai pavyzdžiui, ir laiškai lietuviam. Tie visi lietuviai tarpusavį kalbėjosi, dirbo kartu bendram tikslui, koks tai buvo. Pirmiausia, išlaikyti lietuvybę Amerikoje, mokyti jaunimą lietuvių kalbos, kad nepamirštų. Kad nepamirštų ir kad kurtų, ugdyti kūrybingą jaunimą. Ir antra, taip talkinti lietuvių pastangoms, pačių Lietuvos lietuvių pastangoms nusimesti sovietinį jungą. Tai tas lietuvybės išlaikymas ir Lietuvos išlaisvinimas buvo bendras visų lietuvių, net ir senųjų ateivių bendras tikslas, žinoma, išskyrus komunistus, kurie savo jaunimų neturėjo. Nes Amerikoje nebuvo jokio pagrindo steigtis komunistam, kurie balsavimuose, rinkimuose surinktų daugiau negu 0,1% balsų. Tai buvo Amerikos komunistų partija. Jai priklausė daugelis lietuvių, bet jų politinis svoris buvo geriausiu atveju 0,1% iš visų amerikiečių. Ten Amerikos lietuviai komunistai turėjo kokias nors mokyklas vaikams lietuviškas? Neturėjo, nes jie manė, kad lietuviškas auklėjimas tose mokyklose, kurias dipukai steigė, yra nacionalistinis ir nacionalizmas yra blogas dalykas, yra artimas fašizmui. Reikia kovoti už darbininkų gerovę. Bet Amerikoje irgi už darbininkų gerovę tai ne komunistinės partijos kovojo, sakykime, daugiausia demokratai. Ir realiam komunizmui arba tokiam komunizmui, kuris atmestų iš principo kapitalizmą, laisvą ūkio rinką, to Amerikoje jis niekad neprigijo. Amerikos lietuviai komunistai iš vis nesirūpino tautinio išlikimu ar panašiai, jie leido laikraščius. Atrodo, kad taip, bet jie leido laikraščius taip savo propagandinę liniją varydami, tačiau jų vaikai, kiek aš žinau ir kiek pažįstu istoriją, jų patys vaikai netapo komunistais. Net ir pavyzdžiui Amerikos ilgamečio komunistų partijos vadovo Earlas Browderis buvo toks. Net ir jo sūnus tapo laisvosios rinkos šalininku, tapo komunistu ir vėliau suvaidino žymų vaidmenį santykiuose su Rusija, tapo Putino priešu. Tai aš nežinau ne vieno jauno lietuvio, na ir tuomet jauno ir dabar jauno, kuris kaip nors būtų tapęs komunistu arba marksistinių, leninistinių socialistų. O, pavyzdžiui, aš esu girdėjęs iš tų, sakysime, Fontano Rudžio, kad dipukai atvažiavę, buvo arogantiški, neperėmė taip, kai buvo svajota ir norėta tų senųjų lietuviškų organizacijų, kad jie atvažiavo jau susiorganizavę į savas organizacijas ir kad to nesusikalbėjimo būta gana nemažai. Apdėtės. Būta gana nemažai, bet aš daugiau žiūrėčiau į kitą pusę, kai buvo susikalbėjimas. Tai aišku, kad lietuviai atvykę į Ameriką jau
net ir Vokietijoje, būtent amerikiečių ir anglų, britų ir prancūzų okupacinėse zonose pradėjo steigti savo organizacijas, atsteigti tas, kurios buvo nepriklausomoje Lietuvoje, pavyzdžiui, neolituanai, skautai, ateitininkai, arba steigti ir naujas, pavyzdžiui, Šviesa Santara. Tai atvykę į Ameriką, jie toliau laikėsi tų organizacijų, jas plėtojo, bet tuo pačiu įstojo ir į jau Amerikos lietuvių senųjų, būtent Rudžio generacijos įsteigtas organizacijas, pavyzdžiui, Amerikos lietuvių taryba. Ten buvo daug tų vadinamųjų naujųjų išeivių, dievo paukštelių. Ir jau būdavo įsteigti, jau buvo, pavyzdžiui, senųjų ateivių chorai. Tai į tuos chorus irgi, pavyzdžiui, Vyčių choras, senųjų Amerikos lietuvių, Faustas Strolė jam dirigavo. O Faustas Strolė buvo dipukas. Tai, pavyzdžiui, didelė dalimi kultūriniai veikloj, ten, kur ideologijos idėjos atitiko ir tikslai atitiko, tai nebuvo jokių didelių ginčų tarp senųjų ateivių ir naujųjų ateivių. O didelių ginčų buvo lygiai taip pat ir tas erzino ir tarp pačių dievo paukštelių. Jie vieni su kitais nesutarė, nes tas tautininkas, o kitas krikščionis demokratas ir socialdemokratų buvo, pavyzdžiui, laikraštis Keleivis Bostone. Buvo senųjų Amerikos socialdemokratų įsteigtas, o paskui redaktoriumi tapo Jackus Sondeckis arba Sonda, būsimo dirigento tėvas, Sauliaus Sondeckio tėvas. Tai buvo Jackus Sonda, jis gyveno Bostone ir redagavo socialdemokratų arba ir socialistų Keleivį, bet tie socialistai buvo už nepriklausomą Lietuvą, o ne už proletariato diktatūrą visame pasaulyje. Taip, naujienos Keleivis buvo tie socialdemokratai, kurie priklausė ir Amerikos lietuvių tarybai ir jie reikėjo tas Lietuvos vadavimo idėjas. Taip. Bet tai va kaip čia keista, kad lietuviai tos senosios kartos taip pat buvo, ganagi tokie nevieningi. Net tie socialdemokratai, pavyzdžiui, kad tik naujienas visą laiką aplandavo draugą arba kunigą. Taip. Jie buvo ir senieji buvo nevieningi, nes tai iš dalies yra lietuviškas charakteris, bet ir lietuviškas sąmoningumas. Kaip sakydavo, yra 3 lietuviai ir 5 partijos. Tai čia atsispindėjo tas lietuvių nevieningumas ir kai kurių lietuvių toks bruožas, kad tu sutinki su tam tikra ideologija, bet tau kažkas truputį nepatinka, tai tu geresnė versija čia pat įsteigė. Tai kaip Lietuvoje su liberalais. Nežinau, kiek liberalų Lietuvoje grupuočių liberalių yra 4 ar 5, gal tik 3, bet vis dėlto 3, o galėtų būti 2 arba 1, jau kalbant apie vieningumą. Gal prisimeni tiesiog kokių nors juokingų situacijų? Sakykime vėl apie tą nevieningumą arba apie tą skirtumą tarp senųjų išeivių arba ateivių. Matai, išeiviai tai žiūrint iš Lietuvos, jie išėjo iš Lietuvos į Ameriką, bet žiūrint iš Amerikos pusės tai yra ateiviai. Tai kartais kalboje tai irgi maišosi, nes abudu dalykai tinka, nes visi iš Lietuvos. Taip, tarp senųjų ateivių ir naujųjų. Buvo, pavyzdžiui, Market Parke, gimimo Švenčiausios Panelės Marijos parapijoje, buvo toks vargonas senųjų Amerikos lietuvių Antanas Giedraitis. Jis lietuviškai šnekėjo, bet jis dipukų nemėgo. Ir kartą, o jis muzikas buvo, vargonininkas, o jo žmona Alvina Giedraitienė neblogas, dabar bandau atsiminti, ar mezzosopranas, ar sopranas, gal mezzosopranas, bet vienu žodžiu Stasys Baranauskas, kuris vėliau sutrumpino savo pavardę į Stasys Baras, reiškia puikus tenoras ir būtent iš Dievo paukštelių gretų
pareiškė norą sekmadienį giedoti per mišias, nes jo puikus yra, ar buvo, reiškia, balsas, tenoro balsas, vienas iš geriausių girdėtų. Tai Antanas Giedraitis sakė, čia tu pas mane dipukiškai nekrioksi ir nepriėmė į chorą, reiškia, į Viškas Stasio baro. Nors pati Alvina Giedraitinė dalyvavo Dipukų Dievo paukštelių įsteigtoje Čikagos lietuvių operoje 1950 metais. Ji buvo viena iš solisčių, Alvina Giedraitinė, bet jos vyras neleido dipukiškai kriokti šitam Stasiui barui. Tai tokių linksmų istorijų gal ir būta, bet svarbiausia gerai tai, kad puikiai lietuviškai kalbėjo tas Antanas Giedraitis, tik kaip visada laikui bėgant, tas matyti ir pačioje Lietuvoje generacijom keičiantis, ta pati lietuvių kalba vienaip skamba seno išeivio lūpose ir kitaip naujo išeivio lūpose. Bet tai yra ta pati lietuvių kalba ir tą lietuviai visada jautė. Ir tas mokėjimas šnekėti lietuviškai tam tikrą prasme yra tikro lietuvių žymė. Už tai, pavyzdžiui, kai kurie dipukai labai stebėjosi, kad yra Lietuvos žydai puikiai kalba lietuviškai, kaip čia išeina. Nes ir kaip čia žydas gali kalbėti lietuviškai. O gali. Ir yra puikių ir daugelių to pavyzdžių. Tas Giedraitis neleido Stasiui barui giedot, o kunigai kažkodėl patikėjo Mulokui. Ar Mulokui, kaip čia reikia? Mulokui, Jonui, man atrodo Jonas, architektui. Projektuoti bažnyčią. Dipukai atvažiavus. Tai kaip čia galima paaiškinti? Aha, taip, buvo ir pačioj bažnyčioj, irgi tokio čia gal truputį grįžtant prie juokingų istorijų, nes seselės Kazimierietės. Aš pats lankiau seselių Kazimieriečių įstaigą pradžios mokyklą. Baigiau ten, kai atvažiavau į Ameriką, iš karto mane į 6 klasę įrašė, bet paskui pamatė, kaip aš gerai mokausi, tai iš karto į 7. Ir paskui, kaip žinot, Amerikoje, reiškia, yra pradžios mokykla yra 8 klasės. Tai viena seselė ir man tai tada ir dabar nėra labai jauku, bet mane papirštu nurodė, va, šitas dipukas tai nedaro mūsų mokyklai gėdos į mane. Tai reiškia, nelabai supratau, kokie kiti dipukai arba iš viso, ką reiškia daryti mokyklai gėdos. Na, bet čia buvo seselė sena, jau paskui į pensiją pasitraukė. O tai, kad lietuviai, dauguma lietuvių buvo katalikai ir išsilavinę, pavyzdžiui, Jonas Mulokas tai puikus architektas, tai katalikų bažnyčiai, reiškia, kunigam buvo didelė rekomendacija. Ir parapijos, kurios senųjų Amerikos lietuvių buvo įsteigtos ir jau truputį pradėjome ardėti, atvykus dipukams susilaukė daug naujų narių, pradėjau klestėti. Vien Čikagoje, man atrodo, 4 ar 5 parapijos klestinčios ir bažnyčių žmonės labai jautė didelį naujųjų ateivių indėlį į patį tikėjimą ir jo propagavimą ir veiklą. Galbūt tiksliausia sakyti, kad naujieji ateiviai ne tiek ginčijosi ar ne tiek išstūmė senuosius, kiek papildė jų veiklą ir labai dažnai jų pačių kryptimi. Ir paskui senieji išeiviai džiaugiasi, kad yra lituanistinės mokyklos ir kad iš jų išeina sąmoningi ir gerai lietuviškai mokantys, ar šiek tiek ir Lietuvos istorijoje besigaudantys ir geografijoje, ir tautosakoje, ir papročiuose jaunuoliai. Kaip tie dipukai
kūrėsi, kaip jie gyveno, kaip jie bendravo, kaip jie dirbo, ką jie dirbo. Kaip išvažiavo, sakysim, pulkininkai, generolai, majorai, buvę departamentų, ten vedėjai skyrių, arba žmonės, kurie gyvendavo geras atlyginimus, geras algas, o dabar reikėjo. Taip, iš pradžių dirbo juodžiausius darbus. Reiškia, šlavėjo, darbininko, fizinio darbininko. Pavyzdžiui, vienas toks Bronius Kasakaitis, tautininkų veikėjas, jis sakydavo, aš dirbu banke. Tai labai gerai, bet pasirodo, jis šlavėjų banke dirbo naktinių darbuotojų. Tai tokie darbai buvo patys pirmieji. Bet kadangi lietuviai dirbo gerai ir užsirekomendavo, jie labai dažnai pakildavo pareigose ir, pavyzdžiui, jie labai į mokslus linkę buvo, ypač jaunieji. Jie įstojo universitetus ir buvo lengva įstoti universitetus, įsigijo išsilavinimą. Tai tas, kuris šlavė banką, paskui galėjo tapti bankų direktoriumi, valdybos nariu. Tai taip ir buvo su Stasiu Baru. Tiesa, jis niekada šlavimo darbų nedarė, nes jis iš pradžių pragyvendavo iš savo dainavimo ir lietuvių telkiniuose būdavo daug ir chorų, reiškia ir solistinių vakarų, o paskui tapo bankininku. Bet kai kurie išeiviai jau iš pat pradžių turėjo tokią specialybę, bet jų buvo retai, turėjo tokią specialybę, kurios reikėjo. Pavyzdžiui, lotynų kalbos mokytojai. Jų Amerikoje trūko, tai jeigu išvažiavai iš Lietuvos jau kaip lotynų kalbos mokytojas, tai gaudavai darbo iš karto Amerikoje. Nereikėdavo eiti tapti kokiu mėsininku padavėju, bet galėjai tapti mokytoju. Tai taip su užsienio kalbas lietuviai mokėjo, arba tie, kurie iš Lietuvos bėgo gerai mokėdami, nes didelė dalimi bėgo grietinėlį. Profesinį grietinėlį pasitraukė iš Lietuvos, tai jeigu profesinis profilis atitikdavo to, ko Amerikai reikėdavo, tai iš karto gaudavai. Mano tėvas, pavyzdžiui, buvo chemikas ir gavo darbą chemijos įmonėje. Tai tokių pavyzdžių yra. Ir žinoma, net ir fizinis arba, sakykime, darbininkas dirbantis tokio darbo, kurio nedirbtų, jeigu Lietuva būtų buvusi laisva, jeigu gerai dirbo, tai per kelis metus sugebėdavo pats įsigyti butą ir išnuomot kitiem, tai pajamos tau įsigyti butą arba įsigyti namą. Tai buvo amerikietiškoji vadinamoji svajonė. Už tai į Ameriką ir daug kas bėgo, kas galėjo, nes būdamas sąžiningų žmogumi ir gerai dirbdamas, galėdavai per keletą metų nusipirkti namą. Ir žinoma automobilį. Ir leisti vaikus į mokslą. Tai taip gyvendavo lietuviai. Jie dirbdavo savaitės dienomis, o savaitgaliais atidėdavo lietuviškai veiklai. O kas yra lietuviška veikla? Mokytojavimas lituanistinėje mokykloje, stojimas į chorą, reiškia vadovavimas chorui, dainavimas, steigimas dramos būrelių, dailiojo žodžių būrelių, net ir dalyvavimas radijo veikloje. Televizija atsirado truputį vėliau, bet irgi džiaugiasi lietuviai, kai Amerikos lietuvių televizija įsisteigė. Bet radijai irgi jau buvo senas užsiėmimas nuo pirmosios išeivijos. Buvo Margutis, buvo Čikagoje Budriko radijas, buvo Bostone Minkaus radijas, Stepono ir Valentinos Minkų radijas. Tai į tuos radijus juos perimdavo arba prisidėdavo ir dipukai. Tai čia yra lietuviškoji veikla, buvo savaitgalio veikla.
taip pat dalyvaudavo Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto posėdžiuose. Čia nauja dipukiška kabutėse organizacija, jau visai nekalbant apie Amerikos lietuvių tarybą, kurią įsteigė senieji išeiviai, ir buvo politinių organizacijų, buvo daug ir visokių. Tai čia dipukų kasdienybė buvo atvykus į Ameriką. Diena, sakykime, juodas darbas, arba ir ne juodas. Jeigu turi gerą profesinį darbą, tai irgi kolegos jau suprasdavo, kad tu, pavyzdžiui, šeštadieniais, sekmadieniais nevažiuoji su jais golfo žaisti, bet eini į lituanistinę mokyklą, nes turi išmokyti vaikučius lietuvių kultūros istorijos. Ir penktadienį vakare į repeticiją Čikagos lietuvių operos. Vyrai ir moterys penktadienio vakare po darbų. Kodėl ne šeštadienį, sekmadienį, nes ten būdavo kiti užsiėmimai. Tai choro repeticijos Čikagos lietuvių operos. Reiškia, ji buvo chorinė opera, choras buvo pagrindas, vykdavo penktadienio vakarais. Ir daug jaunimo centre Čikagoje, daug renginių. Beveik kas savaitgalį, ar koks koncertas, ar dramos pastatymas, ar kieno nors paskaita. Tai taip gyvendavo Amerikos lietuviai. Buvo su Lietuva tais laikais. Kaip tai klostės? Na tai čia gana gerai žinoma ir ilga istorija. Iš karto nebuvo jokių santykių, nes buvo geležinė uždanga. Tai net ir laiškų negalėdavai siųsti. Čia Stalino laikais ir truputį ir 10-metį po Stalino mirties. Jokių santykių nebuvo. Paskui pradėjo atsirasti skylių geležiniai uždangoj, tai buvo galima važiuoti į Lietuvą iš karto išeivijos 5 dienom, paskui prailgino iki 10 dienų. Tai žinoma, vieni pasinaudodavo tą galimybę, o kiti sakydavo, yra didelė čia klasta sovietų. Jeigu nuvažiuosi, pavyzdžiui, kokį 65 metais į Lietuvą, tai sugrįši komunistuojantis. Tai viena pusė taip sakydavo. O kita sakydavo, kad absoliučiai ne. Iš manęs niekas komunistų nepadarys. Aš važiuoju į Lietuvą tik tam, kad susipažinti realiai su ta padėtim, kuri yra šiandien 65 metais. Bet man smegenų niekas neišplaus. Tai būdavo čia didelis nesutarimas. Pačioje išeivijoje tarp tų dviejų stovyklų. Tie, kurie bendravimui pritarė ir tie, kurie nepritarė. Tai ar komunistuojantis, ar jie bijojo daugiau, kad užverbuos kokį nors ten būt? Na tai jeigu esi sąmoningas, jeigu tu pabėgai nuo komunistų, tai labai maža tikimybė, kad jeigu tau 44-5 metais bėga nuo komunistų, tai labai maža tikimybė, kad 65 ar 9 metais tave užverbuos būti komunistų agentų. Kuo gali užverbuoti? To pinigų tau nereikia. Tu turi daugiau negu dauguma KGBistų. Ar ką jau kalbėti apie daugumą lietuvių. Tai gal ir buvo vienas kitas užverbuotas, bet neryškus. Ir aš ne vieno pažįstu. Seikos istorija. Na tai Alseika jo, jisai ir vienintelis atvejis toks. Taip. Jis buvo užverbuotas, bet neaišku kada ir kaip. Jis grįžo į Lietuvą. Bet grįžusių į Lietuvą dar per sovietų okupacijos laikais labai mažai. Net ir buvo tų, kurie Lietuvoje buvo, pavyzdžiui, Kazys Almenas. Rašytojas Kazys Almenas, kurio Šienapjūtė pirmą kartą išleido Lietuvoje dar okupacijos metais. Taip, bet jis jokių būdų nebuvo užverbuotas ir jokio polinkio atviro arba slapto simpatizuoti komunistam neturėjo.
O kaip jį vertino tada, kai būtent matė katališkio tą knygą išleido Lietuvoje irgi ten? Nu tai pasidalino. Vieni džiaugiasi, kad Lietuvoje išleista gera knyga ir išeivių rašytojų. Kodėl to džiaugtis? Dėl to, kad tai rodo, kad išeivija nebuvo mirusi ir išeivijoje nebuvo vien tik kažkokie užkietėję banditiniai nacionalistai, bet gyvi žmonės, kuriem Lietuva rūpėjo. O žinoma, buvo išeivijoje tų, kurie smerkė ir katiliškį, ir Almeną, bet didelės įtakos tiem, kurie matė tų knygų pozityvumą ir fakto, kad jos išleistos Lietuvoje pozityvumą, didelės įtakos nedarė. Gerai, tai Lietuva tai. O dabar iš paties to gyvenimo, jaunystės, augimo tarp amerikietiškoje aplinkoje ir kaip pavyko išlikti visiškai lietuvių, negi nebuvo įdomu, pavyzdžiui, kokie nors ten bitlų laikai prasidėjo viso. Nu tai viskas gerai, bet viskas bitlų laikais ir Romas Kalanta susidegino. Na, aš lietuvis nuo pat vaikystės. Lietuviai tėvai, aš supratau, kad esu lietuvis ir nebuvo jokio reikalo lietuvybės atsižadėti, nes lietuvis gali būti ir puikus mokslininkas, pavyzdžiui, Arvydas Kliorė arba Algirdas Avižienis, tai tik du pavyzdžiai. Alseikos sesuo Marija Gimbutienė, viena iš didžiausių archeologių ir mokslininkų, tai lietuvybė nėra kliūtis niekam. Ir svarbiausia, gali būti, tai čia yra amerikiečių tautos tokia ypatybė, gali būti geru amerikiečiu ir geru lietuviu. Kas čia, kai kas gal sako, kad negali priklausyti dviem tautom, o kodėl negali būti ir žydas, ir lietuvis, gali būti ir amerikietis, ir lietuvis, nes tos kultūros viena kitą papildo, o ne priešinasi. Gal yra Amerikos kultūroje kažkas, kas, sakykime, lietuvių kultūrai arba lietuviam nepriimtina, bet Amerika yra gera tuo, kad gali tai atmesti, o ne aklai sekti. O Lietuvoje turbūt toks vis tiek nusistovėjęs požiūris, kad negali dviem tautom ar dviem kultūrom priklausyti. Nežinau, ar tai nusistovėjęs, bet Lietuvoje, pavyzdžiui, Kaune buvo nusistovėjęs požiūrį, kad meru reikia rinkti Vytautą Šustauską. Buvo toks nusistovėjęs požiūris, bet buvo ir tų, kurie nerinko Šustausko. Tai tas nusistovėjęs požiūris čia yra tokia gana tuščia frazė. Yra vienas iš požiūrių. Ir tam Lietuva ir išsilaisvino ir laisvinasi, kad būtų priimtini daugelis požiūrių. Arba, taisausi, kad leistų išreikšti daugelį požiūrių ir paskui svarstyti ir nuspręsti, kurios požiūrius atmesti. Bet jiems reikštis turi būti leidžiama. Tai yra laisvės prasmė. Bet pačiam nekilo, pavyzdžiui, pagundų, nežinau, ten klausytis nelietuviškos muzikos, o grinai tos modernios amerikietiškos, kokios ten roko arba rock'n'roll arba kokį nors ten išeiti su kitų jaunimu ten pahipiaut kur nors. Aš kalbu apie tą tokią subkultūrą. Jo, taip, bet ir hipių buvo, taip, pagundos nebuvo, hipių buvo ir lietuvių. Būtent tam 70-ojo dešimtmečio pradžioje buvo ir lietuvių, ir buvo ir amerikiečių. O aš tada lankiau Čikagos universitetą, kurį baigiau, paskui pradėjau lankyti Massachusetts technologijos institutą ir ten vienur buvo daug lietuvių, kitur mažiau, bet buvo bendra, sakykime, hipių ir pasipriešinimo esamai tvarkai ir nusistovėjusiom hierarchijom buvo įprasta.
Tai tas netrukdė būti lietuviu ir įstojus, reiškia, arba tapus santariečių, sakykime, šviesiečių, tai supranti, kad reikia toleruoti ir suprasti daugybę požiūrių ir daugybę skonių, tik reikia mokėti atsirinkti. Ir kai atsirinki ir sakai, čia man patinka, tai nereiškia, kad tu neigi kito požiūrio teisę rinkti savo patinkančius dalykus. Tai pats esi daugiau toks liberalas. Esu liberalas, sakykime, kultūrinis, bet tai ir netrukdo man būti krikščioniu. Nes aš bandau kiekviename sąjūdyje arba kiekvienoje tendencijoje žiūrėti, kas joje yra gero. Ir tokių lietuvių yra ir daugiau, tai su tokiais bandau bendrauti. Ir manau, tai įmanoma. Bet kiti tie tautiečiai yra tokie, kurie ten Amerikoje, pavyzdžiui, nemėgo tų liberalų, nemėgo tų tam kokių nors kairesnių socialistų ir panašiai, tai jie labai kritiškai žiūrėjo į santarą šviesą, sakė, kad ten kažkokia. Taip, tai jo. O mes kritiškai žiūrėjome į juos. Ir akiračiuose, ir metmenyse, ir kitose leidiniuose juos kritikuodavom. O jie mus kritikuodavo ypač naujienose, mažiau Drauge ar dar kitose. Tai čia yra laisvė, čia yra išraiškos laisvė ir laisvė susiformuoti savo pasaulėžiūrą. Ir kaip pats apsisprendė sugrįžti Lietuvą gyventi? Darbo ieškodamas, būtent irgi Lietuvoje radau darbą. Aš sugrįžau iš Prahos, kai uždarė Laisvosios Europos radijo lietuvių skyrių, daugumą europietiškų skyrių. Už tai mes juokdavomės, kad Laisvos Europos radijoje nebeliko Europos. Tai kai uždarė tą, tai aš turėjau pasirinkimą arba į Ameriką, kurioje praleidau 30 metų ir iš kurios į Laisvos Europos radiją patekau, pirmo Vokietijoje, paskui Čekijoje, arba grįžti į Ameriką, arba negrįžti į Lietuvą, kadangi niekad Lietuvoje ir negyvenau, ir negimiau Lietuvoje, tai žmona pasakė, pabandom į Lietuvą. Ir aš jau turėjau draugų Lietuvoje, kurie man pasakė, mes tau padėsim. Galėsi toliau radijo veiklą užsiminėti ir universitete dėstyti savo patirtį. Mano patirtis buvo žiniasklaidoje, lietuviškame radijoje ir lietuviškoje spaudoje. Lietuviškoje spaudoje per Laisvos Europos radiją, o anksčiau per leidinius redagavau ir Draugą, šiek tiek dirbau prie keleivių anksčiau, tai rasim tau darbo Lietuvoje ir važiavom į Lietuvą. Kartu su žmona ir apsistojom Kaune, nes man istoriškai taip, teisiškai, istoriškai, sakykime, Vilnius yra Lietuvos sostinė. Tai čia yra neginčiama, bet Kaunas buvo mano miestas Lietuvoje, nors niekad nebuvau buvęs Kaune. Gal trumpai išskyrus per tuos 10 dienų, kurios leidau 87 metais. Leido į Kauną nuvykti pirmą kartą, nes anksčiau neleisdavo, reikėdavo tik Vilniuje tam tikrame viešbutyje apsibūt ir 5 mėnesius. Tai aš su dideliu malonumu grįžau į Kauną, arba nuvykau į Kauną ir ten įsidarbinau jau kaip žurnalistas, turintis žurnalistinę patirtį ir Vokietijoje, ir Amerikoje, ir mokantis ir vokiškai, ir angliškai. Ir dar vieną kitą užsienio kalbą, tai dėstyti žurnalistikos pagrindus ir vėliau medijų filosofiją. Vytauto didžiojo universitete. Gal apie tą universitetą trumpai pašnekėtumėm. Jis yra unikalus, ar ne? Jis buvo atkurtas ir jo principas, kiek aš suprantu, buvo, kad
atvažiuoja profesoriai ir per tą visą akademinę visuomenę yra rotuojama iš įvairių pasaulio universitetų, ar ne? Kad jisai buvo išskirtinis, palyginus su tais universitetais, kurie jau egzistavo Lietuvoje. Na tai Vytauto Didžiojo jau nuo pat pradžios jis įkurtas 22 metais, 1922 metais jis buvo tarptautinis universitetas, nes dėstytojais kviesdavosi užsieniečius iš Šveicarijos ir Vokietijos, kurie atvykę į Kauną, jiems Kaunas sužavėjo ir Lietuva išmoko lietuviškai. Senas toks šveicaras kalbininkas, jo sūnus Alfredas Erichas irgi išmoko lietuviškai ir paskui dėstė istoriją Vytauto Didžiojo universitete. Tai buvo tarptautinis universitetas, į kurį mielai vykdavo profesoriai iš vakarų ir iš rytų, pavyzdžiui, Levas Karsavinas, kuris bolševikų laikais negalėjo laisvai plėtoti rusų pasaulėžiūrą. Čia dar vienas įrodymas, kad bolševizmas ir Putinas nėra vieninteliai rusai. Rusus reikia mylėti, kadangi yra protingų rusų, o ne tik putiniškų. Tai Karsavinas buvo vienas iš tų, o paskui uždarius būtent sovietiniam okupantam, spaudžiant rusam, uždarius 50 metais Vytauto Didžiojo universitetą, tada pervadinta Kauno universitetu, jis buvo atsteigtas būtent sąmoningų Lietuvos lietuvių ir išeivijos lietuvių dėka. Tai vėl tapo tiltu tarp Lietuvos ir vakarų. Tai Vilniaus universitetas to net? Mažiau. Vilniaus universiteto gal kitokia, jis yra garbingesnis, ta prasme, kad jis yra vienas iš seniausių rytų Europos universitetų ir pirmas universitetas, bet kadangi nepriklausomos Lietuvos sostinė dėl Lenkų klastos Vilniaus atžvilgių buvo Kaunas, tai ten ir susiformavo naujoji Lietuva, reiškia modernioji Lietuva susiformavo Kaune ir didelė dalimi Vytauto Didžiojo universiteto dėka. Daugelis, sakykime, vadinamų tarpukario ryškių veikėjų turi vienokią ar kitokią sąsają su Kaunu ir su Vytauto Didžiojo universitetu. Atkuriant į 90 metais. Taip. Atkuriamas jisai. Tai irgi buvo tas pats principas kviesti užsienio lietuvius. Ir buvo čia prisidėjo, pavyzdžiui, Amerikos lietuviai prie Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 90. Nu tai vienas iš pirmasis rektorius ir buvo Amerikos lietuvis, Algirdas Avižienis. Ir kviestis per daug nereikėjo, nes atvažiavo, į patį steigimą atvažiavo ir paskui vėliau, kadangi lietuviai jie yra. Tai pavyzdžiui, Kęstutis Krupskelis atvažiavo iš Pietų Karolinos ir kiti mokslininkai jau lietuvybės impulso varomi atvyko į Kauną. Vaišnys, pavyzdžiui, Juozas Rimas Vaišnys, daugelio mokslų specialistas, bet ekologijos ir interdisciplininės gamtos mokslų. Jis atvyko į Kauno technologijos universitetą, bet bendravo ir su Vytauto Didžiojo universitetu. Tai čia yra pavyzdys, kaip reikėtų elgtis. Bet kuo jisai buvo ir jisai liko tokių išskirtinių, kaip palyginus dabar kiti universitetai čia dabar to jungsis vis dar kaip čia? Nu tai nesijungs ir ačiū Dievui nebus forsuojamų, bet išeiviai, kurie yra patriotai ir mes to žodžio nebijome, jie lieka svarbus, bet Kavolis, pavyzdžiui, dėstė Lietuvos universitetuose ir susijęs su keliais, įskaitant Klaipėdos, bet dabar jau
amžinatilsį. Bet ar jisai skiriasi tik tai to, kad jis yra Kaune? Ar nuo kitų Lietuvos universitetų, ar jisai turi savo kažkokį tokį, dar gal metodą, išskirtinumą? Na tai išskirtinumas, ar gal tai ne metodas, bet jame didelį žodį turi ir jame svarbu vaidmenį vadina lietuviai, kurie išsimokslinimą ir savo karjerą pradėjo Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai už tai jis yra labiau tarptautinis universitetas, kadangi jo pačiuose pagrinduose ir steigimo, ir atsteigimo 89-ais yra bendravimas su vakarais. Tai tuo jis ir skiriasi. Tai pats nesikaili, kad esi Lietuvoje. Ne, jokių būdų. Ne. Toli gražu nesigailiu. O kaip tada daiktininkas, kurie išvažiavo? Nu tai kiekvieno žmogaus sprendimas. Aš jų neteisiu. Čia yra ir kiekvieno žmogaus gal ir motyvai yra skirtingi. Taip sakant, negalima į vieną kepurę visus sumesti. Na, čia jau banalus, nebanalus, bet tas dvigubos pilietybės klausimas, jisai vadinamas dvigubos pilietybės. Man atrodo, kad ją reikėtų suteikti, nes tai civilizuota. Ypač dėl to, kad jeigu kalbant apie Lietuvą ir Jungtinės Amerikos valstijas, aš čia nematau jokio konflikto, aš manau, tai turėtų būti leidžiama. Problema galėtų iškilti tada, pavyzdžiui, jeigu Lietuva paskelbtų karą Jungtinėms Amerikos valstijoms arba Jungtinės Amerikos valstijos paskelbtų karą Lietuvai. Dabar esi dvigubas pilietis ir tos valstybės. Tai ką daryti? Bet ačiū Dievui, to nebus. Tai tuo atžvilgiu nėra pavojaus slypinčios dviguboj pilietybei. Bet pavyzdžiui, dviguba Rusijos ir Lietuvos pilietybė. Tai čia būtų kitas atvejis, bet aš irgi pritarčiau principui, kad kiekvieną atvejį reikia lyginti atskirai. Na, jeigu koks nors, sakykime, demokratinis rusas, kuris gyveno Lietuvoje, norėtų tapti Lietuvos piliečiu, aš manau, tai čia neturėtų būti konstitucinės kliūties tai padaryti, bet tą atvejį reikia spręsti individualiai. Paskutinį. Ar Amerikos lietuviai padėjo Lietuvai išlaikyti valstybingumą, ir tą tokį, laisvę, laisvę ir nepriklausomybę valstybingumą. Ar jis būtų pasiektas, ar jo būtų pasiekta, jeigu tuo Amerikos lietuvių iš viso nebūtų? Čia yra sunkus klausimas pasakyti, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę visai kitaip. Bet padėjo ypač svarbus faktorius čia buvo, kad Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada, sakom, niekad nepripažino Lietuvos okupacijos ir aneksijos į Tarybų sąjungą. Tai yra gana svarbus faktas. Ir kad niekad nepripažino, čia yra didelė dalimi Amerikos ir Kanados lietuvių, būtent lietuvių išeivių nuopelnas. Buvo spaudimas. Spaudimas priešintis sovietų spaudimui, kuris irgi buvo daromas, kad Amerika pripažintų, kad Lietuva, Latvija, Estija yra savanoriškai į Tarybų sąjungą įsijungusios respublikos. Tai buvo toks sovietų spaudimas ir tam spaudimui priešinosi visa išeivija. Žinoma, tie komunistai minėti, jie nesipriešino, bet tai tik rodo, kad komunistai didelės įtakos neturėjo Amerikos politikai. Ir kitas dalykas, kas prisidėjo prie Lietuvos
dabar buvimo laisva ir demokratinė šalimi, yra tai, kad didelė literatūra lietuviškai ir nelietuviškai apie Lietuvos padėtį buvo sukurta būtent Jungtinėse valstijose ir Kanadoje, kuri palaikė lietuviškumo dvasią. Tuomet, kai lietuviškumo dvasia pačioje okupuotoje tėvynėje galėjo tik labai ribotom formom ir tendencingom formom pasireikšti. Bet ar tą dvasią palaikė tik ne Lietuvos, ta prasme, išeivijoje, ar jinai kokią nors formą per tą bendravimą, kurį anksčiau užsiminėm, kurį skatino tie žmonės, kurie galvojo, kad lietuvių tauta yra viena. Ji dabar tik laikinai padalyta, ta prasme, kad viena dalis okupuota, o kita laisva. Šiaip tai lietuvių tauta yra diasporinė tauta, net ir dabar Lietuva laisva, bet lietuviški židiniai yra ir už Lietuvos ribų. Ir visi jie alsuoja lietuvišką dvasią. Tai tą lietuvišką dvasią Lietuvoje palaikė, sakykime, Justinas Marcinkevičius ir kiti partizanai, disidentai, kitamaniai, Helsinkio grupė pačioje Lietuvoje, Helsinkio grupės nariai pačioje Lietuvoje ir palaikė išeiviją, kadangi lietuvių tauta yra viena, susidedanti iš skirtingų individų. Tai tą reikia suprasti ir čia nieko blogo, čia ištisai tik gero. Ar nėra bus tendencijos, kad kuo Lietuvoje blogiau, tuo išeivija yra vieningesnė ir ilgiau išlaiko lietuvybę. Kuo Lietuvoje geriau, tuo išeivija labiau pabyra ir tas organizavimas sumažėja, tai aš tiesa. Atsakymo aš to nežinau, nes aš nelabai pažįstu pačią naujausią išeiviją, kuri šiaip paviršiumi žiūri nedaro gero įspūdžio. Bet kita vertus, kai pažiūri į naujosios išeivijos, reiškia, žymius solistus, mokslininkus, verslininkus Amerikoje, tai galbūt į juos reikia orientuotis ir jie atlieka savo užduotį, žinoma, net jeigu ir Lietuvoje padėtis pablogėtų. Bet taip, kaip pats sakei, tai aš labai rezervuotai priimčiau tą idėją. Iš kokio pavyzdžio, kad tarkim, net 18 metais, jau po 18 metų įsisteigus Lietuvai, įsikūrus nepriklausomai Lietuvai, kai jau sumažėjo ta imigracija į Jungtines valstijas, ten buvo kvota uždėta, neleido per daug įvažiuoti. Tai kokiais maždaug 35 metais Amerikos lietuvių tos organizacijos vėl buvo pairę. Buvo. Tai tarsi iki nieko, ten vienas kitas nesusipratimas, net patiko Smetonos režimas daugam, bet iš esmės tai nebuvo jau tokio reikalo tektis visiems. Čia gal teisybė tik tai, kad pavyzdžiui, kai Lietuvai blogai, pavyzdžiui, Lietuva okupuota, tai tada lietuviui kyla papildoma priežastis ir akstinas išlaikyti lietuvybę, kad Lietuva nežūtų. Taip, tuo atžvilgiu taip. O kai jau jokio pavojaus Lietuvos identitetui ir gyvybei nėra, tai tada sumažėja spaudimas žūtbūt išlaikyti lietuvybę. Bet aš taip manyčiau, kad tas spaudimas turėtų kilti iš vidaus. Tu esi apsisprendęs būti lietuviu, tai jo tu būsi ir nežiūrint, kaip Lietuvai einasi. Čia iš tikrųjų, kaip sakau, 40 metai vėl Šimutė sukviečia savo priešininkus. Taip, Grigaitis buvo ir Olis, taip, čia. Sako Vaidila. Vaidila jo, vadinamas Antarietė. Vadinasi, skirtingų ideologijų. Taip, tai čia man įdomu, kad tą pats paminėtas ir liudija senosios išeivijos šviesumą. Už tai ir tokių radikalių nesutarimų nebuvo, bet aišku, kai sunku tėvyniai, tai tada lietuvių pareiga ir faktiška tikrovė būna šlietis aplink vėliavą Lietuvos ir ją iškelti, kad į jokių būdų nebūtų
paskandinta tos priešų lavinos, vidaus ar užsienio priešų. Gerai. Tai gerai, gal dabar jau